Zabarauskas kandidato į LRT vadovus interviu. Aš norėčiau padaryti eksperimentą ir nežinau, ar jisai pasiteisins, bet įausti pasaulio lietuvius į lietuvišką turinį. Specialus interviu. Aistis Zabarauskas. Išsamesnę komunikacijos stratego Aisčio Zabarausko biografiją galima nesunkiai rasti internete. Ryšių su visuomenė ekspertai Aistį vertina už sėkmingą Lietuvos Respublikos prezidento rinkimų kampanijos komunikaciją. Ir žinoma, didžiausia intriga, kur šiuo metu dažnai linksniuojamas mūsų svečio vardas – LRT vadovo rinkimai. Išskirtinėme interviu pasaulio lietuvių žinioms Aistis Zabarauskas sutiko betarpiškai pasikalbėti apie esminius dalykus – savo veiklos motyvaciją ir gyvenimo misiją, lietuviškąjį tapatumą ir vienybę su viso pasaulio lietuviais. Gerbiamas Aisti, kiekvienas veikdamas turi motyvą. Kodėl jūs darote tai, ką darote? Čia geras toks klausimas. Iškart pirmų klausimų taip į dešimtuką apie esmę. Man labai patinka kalbėti apie esmę, nes mes šiuo metu, aš kaip matau, mus kaip visuomenė esam užsivėlę visokiose paraštėse ir apie esmę mažai šnekam. Tai mano esmė, kas mane motyvuoja daryti tai, ką aš darau, tai yra, aš esu pirmiausia smalsus žmogus. Ir žurnalistų tapau dėl smalsumo, ir į verslą nuėjau dėl smalsumo, ir į politiką nuėjau dėl smalsumo, ir į būriavimą. Tai kai žiūriu, kas tas yra bendras, man įdomu. Įdomu panagrinėti, o kaip čia bus, o kas čia yra. Ir tas įdomumas yra stipri varomoji jėga. Kita stipri varomoji mano jėga, aš noriu save išbandyti. Noriu patikrinti, o kiek aš galiu, o kiek negaliu. Kiek aš kietas esu, o kiek nekietas. Tai čia gal skamba arogantiškai, bet savęs išbandymas, savo atsparumo, savo gebėjimo man irgi yra tokia stipri motyvuojanti jėga. Taigi vienoje rankoje smalsumas, kitoje rankoje pasitikrinimas, koks esu, ir aš kaip suslydėm, taip ir juosi per savo gyvenimo nuotykius. Na, kalbėjome apie motyvus, dabar pakalbėkime apie didesnius dalykus, apie misiją. Kokią matote savo gyvenimo misiją? Ar jinai keitėsi, sakykime, bėgant laikui, ir kokią matot šiandien? Tai turbūt iki savo viduramžio aš apskritai apie misiją negalvojau. Buvo tiesiog gyvenimo šventimas. Imiesi to, darai kiek gali, imiesi kito ir net negalvoju, o kokia viso to prasmė. Norėjosi tiesiog, taip žargonu kalbant, pavaryti. Va, ir apie tik tais misiją, ką aš čia darau, kodėl darau, kur čia viso to prasmė, tik tais man pradėjo apie 40-uosius, 45-uosius gyvenimo metus tokie klausimai kilti. Nu ir tada, jau kai peržiūrinėjau savo dienoraščius, matau, kad savo esu užsibrėžęs tokį dalyką palikti po savęs geriau negu radau. Žinau, kad čia nenauja yra ir kad daug kas apie tai galvoja, bet mano asmeniniam gyvenime tas yra labai svarbu ir aš taip, matau savo augančius vaikus ir aš nenoriu, kad jie kaip estafetės lazdelės perduoti jiems kokias nors žaizdas, kurias aš patyriau. Neigiamus poveikius, kurie padarė įtaką man kaip asmenybei, perduoti jiems savo elgesiu ir panašiai. Tai aš matau misiją sustabdyti kaip užtvankai tai, kas, ten, sakykime, mano genty, mano genetikoje kaip bloga gija ir suteikti jiems tokias startinės pozicijas, nuo kurių jie galėtų kurti dar laipteliu aukščiau, negu kad aš pradėjau. Tai man tas patinka ir aš paskui, kai ištransliuoju iš savo asmeninio gyvenimo į profesinės veiklas, tai tas misija pagerinti, patobulinti, apsaugoti nuo neigiamumo, vėlgi visose mano veiklose tas atsispindi taip pat. Kas jums yra žmogaus tapatumas? Iš ko jums susideda lietuviška tapatybė? Šitas klausimas turbūt jisai turi kokį nors protingą mokslinį atsakymą, kas ta lietuvio tapatybė yra. Man ta tapatybė kaip tautos, aš ją matau kaip mozaiką ir yra daug įvairių elementų sudėliota ir mano kaip individo, šitos tautos atstovo tapatybė kažkuo yra panaši, gal kažkokie bendri vardikliai, bet iš esmės ir jinai skirtinga. Ir aš galbūt labai dažnai randu daugiau bendros kalbos su užsieniečių, lenkų, žydų, amerikiečių, negu kad su savo tautiečių, kurių ten sutinku užsienyje. Būna ir tokių situacijų. Taip, tai va tą lietuvišką tapatybę sunku išgryninti. Bet yra keli elementai, kuriuos aš manau esant lietuviškus, arba bent jau daliai lietuvių jie yra artimi.
Ir man tas yra taip pat artima, aš jaučiu jos savy, tai yra toks, gal angliškai išsireikšiu, tai yra toks punch beyond your weight class. Tai yra, kai tu darai daugiau, negu kad galima tikėtis pagal tai, kas esi. Maža valstybė, bet žiūrėk, jinai atakuoja Kiniją ir Rusiją ir dar tai daro tuo pačiu metu. Čia gali tarp kvailumo ar tarp drąsos yra gal kažkokia riba, bet man čia yra lietuviškas bruožas. Atakuoti stipresnį, reiškia tas toks kario genas, tai užsispyrimas, savo linijos turėjimas, kiek mes šitos 500 metų esame stiprioj egzistenciniai konfrontacijai su stipresniu ir didesniu ir žiūrėk, išlikom ir netgi sustiprėjom, esam stipriausiai pozicijai, kokios esam kada turėję istorijos laikotarpiu. Tai man čia yra lietuviška, tas toks tvirtumas, drąsa, atsparumas ir aš tą matau savyje ir savo burbulę, su kuriuo bendrauju. Gal kitas mažas nuansas, aš nežinau, ar čia tapatybės klausimas ar ne, bet taip, aš esu nemažai pajudėjęs geografiškai tiek Azijoje, tiek Europoje ir ilgus laikotarpius praleidęs. Man nepaprastai patinka eiti nepažįstamoje šalyje, pamatyti žmogų ir vien iš veido suprasti, kad jis arba ji yra lietuvis. Mes turime tam tikrus bruožus, aš jų dabar neįvardinsiu kokius, ar tai yra akių gylis, ar tai yra veido forma, ar žvilgsnio braižas, bet tu atpažįstai, kad šitas žmogus yra arba lietuvis, arba iš labai labai arti. Bet kai tikrinuosi, tai matau, kad aš labai retai suklystu, kad tai yra tautietis ar tautietė. Ir man tas yra smagu, taip atpažinti savą. Tai kartais darbo pokalbį klausia dažnai, kur matote save po 5 metų, tai sakykit, kur matote LRT ateityje ir pasaulio lietuvis ir būtent santyki tarp jų ir nacionalinio. LRT ir pasaulio lietuvis. Aš žinau, kad norėčiau padaryti eksperimentą. Nežinau, ar jisai pavyks ar ne, bet jeigu mes neeksperimentuosime, mes nieko naujo nesukursime. Dabar mes turime tokią kaip ir segregaciją, ar ne? Pasaulio lietuviai ir Lietuvos lietuviai. Yra du atskiri vienetai ir tas atsispindi ir LRT, nes pasaulio lietuviai turi tą Lituaniką, ar ne, kanalą, taip pat yra laidos skirtos pasaulio lietuviams arba apie pasaulio lietuvius LRT kanaluose. Tai man tai yra dirbtina. Ir tai nepabrėžia mus kaip vienį, o parodo, kad mes esame kitokie. Mes esame atskiri. Tokie patys, bet atskiri. Ir aš norėčiau padaryti eksperimentą ir nežinau, ar jisai pasiteisins, bet įausti pasaulio lietuvius į lietuvišką turinį. Tai jeigu vyksta laida LRT forumas ir ten yra 4 politologai, politikos apžvalgininkai ar ekonomistai ar politikai, kodėl nuotoliniu būdu neįjungus ir pasaulio lietuvių atstovų, jų požiūrį pasižiūrėti, kaip jie mato. Aš žinau, kad iš pradžių mums tas atrodys truputį gal pritempta, gal dirbtina, bet ilgainiui mes prie to priprasim ir mes pradėsime pasaulio lietuvius, o pasaulio lietuviai pradės traktuoti mus kaip vieni. Mes esame audinys, o ne atskiri burbuliukai riebalų vienoje sriuboje. Mes vienas esame. Tai integracija diasporos į jau esamą turinį, ar tai būtų panorama, ar tai būtų LRT forumas, ar kita publicistinė laida, ar tūkstantmečio vaikai, to aš norėčiau matyti.